rinkimų sekmadienį su jumis sveikinasi LNK žinios. Ačiū, kad žiūrite. Aš Lina Kairytė. Ir aš Adomas Ginis, su sportu. Ir štai ką matysite. Seimo rinkimų finalas. Prezidentas sako, kad valdančioji koalicija paaiškės dar šiąnakt. Bet svarbiausias klausimas, kas ją formuos - socialdemokratai ar konservatoriai? Aš tikiuosi, kad viskas bus gerai ir turėsime tą mandatą. Aš esu atviras abiem variantam, bet viską parodys vidurnakčio rinkimų rezultatai. Nausėda iš naujos koalicijos tikisi, kad ji bus darbinga. O ko iš naujos valdžios nori gyventojai? Geresnio gal gyvenimo biški, labai viskas brangs. Mažiau kivirčių, darbų daugiau. Rinkimų drama Sakartvele. Nugalėtoja paskelbta prorusiško oligarcho partija, nors apklausos rodė visai ką kitą. Opozicija sako, pavogti ne tik rinkimai. Tai bandymas pavogti Sakartvelo europinę ateitį. Naujas išpuolis Izraelyje. Prie Tel Avivo netoli karinės bazės sunkvežimis rėžėsi į pilną žmonių stotelę. Vienas žmogus žuvo, 30 sužeistųjų. Vairuotojas nušautas. Teroristas yra Izraelio, mūsų valstybės gyventojas. Toliau vyksta tyrimas. Tūkstančiai lietuvių pamiršo jiems priklausančius milijonus Sodroje. Iš viso 3,25 milijono. Manau, Sodra nesivargina ir neieško. Gal ten duomenys kokie nesutampa, dėl to negauna. Norima dar labiau pažaboti rūkančiuosius. Siūloma, kad zona be dūmų taptų ne tik miestų parkai, autobusų stotelės, bet ir lauko kavinių terasos. Ne tik sėdi kavinėje, bet ir eini, pavyzdžiui, gatvėje ir eini rūko jaunuolis, kas nors ar jaunuolis. Tiesiog nemalonu, aš nemėgstu dūmų. Ir apie tai, kad biuletenį bus galima gauti ne tik susirgus pačiam ar vaikui, bet ir keturkojui augintiniui slaugyti. Norime, kad žmonės jaustųsi gerai, kai rūpinasi augintiniais. Šiąnakt paaiškės, kas artimiausius 4 metus valdys Lietuvą. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis iki 18 valandos kartu su išankstiniu balsavimu savo valią išreiškė beveik 38% rinkėjų. Jų aktyvumas šiek tiek mažesnis nei per pirmąjį turą, tačiau balsuojama maždaug 3 procentiniais punktais aktyviau nei per praėjusius Seimo rinkimus. Savo balso dar netidavę rinkėjai tam turi 1,5 valandos. Kadangi biuleteniuose tik 2 pavardės, rezultatai bus suskaičiuoti kur kas greičiau. Tad prezidentas viliasi, kad dar šiąnakt pavyks susitarti ir dėl naujosios valdančiosios koalicijos. Apie finalinę rinkimų dieną Reda Petrikaitė. Rinkėjai šiąnakt miegojo 1 valandą ilgiau, maždaug 10 ryto, tačiau žmonių apylinkėje vos vienas kitas. Tvarka turi būti. Pareiga tokia yra pilietinė. Renkam ateitį Lietuvos vaikams. Man politika ne tiek įdomu, kiek techniškai praktiškai. Tiesiog tas pats procesas. Taip. Apylinkės pirmininkė aiškina, kad aktyvumas čia visada labai mažas. Nepatogus gal atėjimas, ant kalniuko esam. O šiandien dar perpus mažesnis nei per pirmąjį turą. Nuo 7 iki 10 balsavo vos 4 procentai rinkėjų. 64 žmonės iš 1500. Tai taip daugelio rinkėjų atstovų nėra. Nepakliuvo, tarkim. Kadangi čia netoli yra bažnyčia, tai aktyvumas didžiausias